Australija pilna netikėtumų ir kai pirmą kartą aš atvykau čia į Filipo salą, kur yra nutolusi apie 200 km nuo Melburno, nustebau, kodėl laivai yra parkuojami, sakykime, labai toli nuo kranto. Dabar galiu parodyti jums, aš stoviu ant vandenyno dugno, bet vandens tiesiog čia nėra, nes jis tiesiog dingo. Vanduo, pliažas, saulė ir neapsakomas gamtos grožis. Tai tikra Australijos gyvenimo dalis. Bet norint ką nors daryti vandenyje, reikia tikrai mokėti ir žinoti, kaip elgtis. Nes pavojų gali būti labai daug, pradedant nuo rifų, baigiant rykliais. Mačiau žuvį, kuri Australijoje minima blogų žodžių. Tai stingray, kuri turi, pakankamai ilgą ir smailią uodegą. Jinai nužudė žinomą australą, kuris dėja prisileido ją per arti. Bet, kaip sakoma, yra liūdnių žinių ir yra gerų žinių. Kažkas tik dabar papietavo, kaip tie toli pelikanai. Ir toliau gyvenimas eina į priekį, ypač kai yra šalia gamta.